Sveikinu prisijungus. Pavadinau šią transliaciją Realizuok savo dvasinę galią. Ir man patinka šitas žodis realizacija, nes jisai siejasi su žodžiu suvokimas. Anglų kalboje realization dažnai verčiasi kaip pažinimas, o pavyzdžiui self-realization reiškia savęs pažinimas. Ir iš tikrųjų tai, ką mes suvokiame, tai mes ir patiriame. Reiškia, visi patyrimai, visos patyrimo formos iš tikrųjų slypi mūsų nuovokoje. Visas beribis potencialas įvairiausių patyrimo formų, įvairiausių būdų patirti save slypi mumise, mūsų pačių sąmonėje, mūsų pačių nuovokoje. Tai štai, kada mes suvokiame, pradedame kreipti dėmesį į savo dvasinę galią, kuri ir yra ta pati nuovoka, tas pats suvokimas, tas pats dėmesys, tai tada mes ir patiriame daugiau tos galios. Jinai išryškėja mūsų patyrime. Kada savo dėmesį pradedame atpažinti ir jausti kaip tokį, kaip tą gyvą mūsų esenciją, kurios dėka mes galime patirti viską ir bet ką, tiesiog per savo dėmesio fokusą. Tai štai, nuovokumas ties nuovokumu. Ir yra tavo dvasinės galios realizacija. Ir kada gali ilgiau pabūti taip, tai tada tarytum yra patiriamas sukaupimas tos galios. Ir būtent apie tai aš noriu dabar padaryti webinarą šį ketvirtadienį 7 valandą. Tai jeigu tau rezonuoja, nuoširdžiai kviečiu ir nuorodą pasidalinau prie šio įrašo informacijos skilties. Ir šiame webinare aš pasidalinsiu labai plačiai apie tą mūsų sąmonės galią, tą dvasinę galią, vėlgi tai yra sinonimai, apie laisvąją valią, kuri irgi eina lygiagrečiai su sąmoningumu, su sąmonė, kiek ta sąmonė yra prisibūdinus savo pačios sapne. Tai štai šitas webinaras irgi bus labai tiesiogiai būdinantis. Vien pasidėti tame webinare porą valandų bus labai būdinanti patirtis, kur tu galėsi iš tikrųjų pradėti pajausti savo besikaupiantį galios resursą, ryžtą, aiškumą, meilę. Ir be abejo, aš nešiu daug aiškumo, vėlgi šviežiai, nes su kiekvienu webinaru, su kiekvienu satsangu aš apie tą patį kalbu vis naujai, įnešu vis daugiau niuansų, vis daugiau tikslumo. Ir taip, ir aš šiandien įnešiu šviesos apie tai, kaip veikia mūsų sąmonė ir pasąmonė, ir aukštesnioji sąmonė, kaip iš tikrųjų realizuoti laisvosios valios vientisumą. Taip ir vadinasi šis webinaras, tai laisvosios valios vientisumo realizavimas, kuris leidžia pažinti, jog viskas, kas vyksta neatsitiktinai. Viskas įeina į tavo dieviškai tobulą kūrybą, net jeigu tu to nesuvoki. Net jeigu ir tau daug kas atrodo visiškai
nesuprantama ir chaotiška. Bet visas tas chaosas ir skatina busti savo sapne, galbūt išsimušti iš įvairių įsisenėjusių automatizuotų programų, kur jau programos naudojasi tavo gale, o ne tu naudojasi su savo gale tomis visomis programomis ir iliuzijomis. Tai taip, tai yra kvietimas pabusti iš išorinės galios iliuzijos į savo iliuzijos galę ir pradėti ją naudotis labiau sąmoningai. Ir taip, ir tame vientisumo realizavime vis labiau ir labiau pradeda susijungti tavo sąmoninga valia, tavo nuoširdžiausia intencija kartu su pasąmonė, kartu su visu tuo automatizmu. Mes galime iš naujo įdarbinti savo pasąmonę, lyg būtume visos savo agentūros vadovai, šeimininkai. Tai taip, šitas webinaras apie tai, apie tapimą vis pilnesniu savo patyrimo šeimininku. Ir taip, ir tavo nuovoka yra laisvoji agentūra, kuri turi iš tikrųjų prisijungimą prie visos kūrinijos matricos. Ir taip, ir šiame webinare mes eisime giliau, netgi už mūsų žmogiškos psichikos, kur yra ta sąmonė ir pasąmonė mūsų žmogiška. Ir mes iš tikrųjų žvelgsime dar giliau, dar subtilesnius sluoksnius, kur mes galime pajausti taip pat savo galę atverti įvairiausius portalus su kitom dimensijom, su kitom paraleliniam tikrovėm, su savo aukštesniuoju aš. Ir be abejo su pačiu šaltiniu, kuris iš esmės visada ir esame. Mes esame beribis šaltinis, beribis kūrėjas, bundantis savo susikurtame sapne. Ir taip, tame budimo procese mes tarytum susigrąžinam savo laisvąją valią. Mes tarytum ją buvome uždarę už įvairiausių durų, tarytum užšaldę, uždarę į šaldytuvus, įvairiausius įsitikinimus, atidavę kitiems žmonėms, atidavę įvairiausiams galbūt praktikoms, įvairiausiams išoriniams atributams ir taip toliau. Tai dabar yra metas, kada mes galime busti ir ištirpdyti tą visą užšaldytą savo galę, savo valią ir tarytum jinai tada įsilieja į tokį vientisumą, kaip vanduo, kaip ledukai, įsivaizduok, lyg ta laisva valia yra visur išsimėčiusi, užšaldyta, o mes kada patys tampame sąmoningi ties savo sąmoningumu ir pradedame jį plėsti, tai tada tame sąmoningume yra pati gyvybė. Ir ta gyvybė, ta intensyvi gyvybė, kurią mes ir esame, jinai savaime pradeda ištirpdyti tuos visus ledus, neutralizuoti tas visas nesąmoningas programas. Ir tada vėlgi visa ta įkalinta energija dar labiau atgaivina mūsų gyvybingumą esamojoje akimirkoje. Ir kartu su tuo vėlgi mūsų sąmonė gali dar labiau plėstis. Vis daugiau visko apimti ir iš tikrųjų suvokti save kaip bendrą visumą, kaip visuotinę darną.
tada nebelieka atskirumo, nebelieka svetimumo, tu viską patiri kaip vientisos, laisvos valios arba dieviško plano, tavo dieviško sumanimo išpildymą iš akimirkos į akimirką. Pradedi matyti įvairiausius priežastinius ryšius, kaip viskas sutampa, kaip viskas tobulai dera, kaip viskuo gali pasinaudoti, kaip visas gyvenimas taip pat kreipia tavo laisvąją valią judėti pačiu optimaliausiu ir džiaugsmingiausiu keliu. Tai štai apie tai šis mano sekantis webinaras laisvosios valios vientisumo realizavimas, kuriame taip aš pasidalinsiu visiškai šviežiai, kaip kanalas. Aš iš anksto nesiruošiu, bet visas mano gyvenimas yra pasiruošimas tam, kas ateina. Tai aš dalinsiuosi iš savo tiesioginės patirties, iš tiesioginio srauto, vėlgi šviežiai, atnaujinančiai, ir tuomet atsakysiu į jums aktualius klausimus. Galėsime pabendrauti, pasigilinti, patyrinėti, vieni kitus papildyti ir galiausiai pravesiu vedamą meditaciją, kad iš tikrųjų tai pajausti, tai realizuoti ir įgauti tame geros, pozityvios inercijos. Nes taip, mūsų pasaulyje, kaip matome, yra ir labai daug abejingumo, labai daug migdančios energijos, kuri irgi turi savo tokią trauką, tokį savo sunkumą. Aišku, dabar kas vyksta pasaulyje, tai yra to sunkumo kratymas į pabudimą. Bet taip, mes galime tai daryti vis labiau sąmoningai, savanoriškai ir tada patirti tą budimą su mažiausiai pasipriešinimo, vėlgi su daugiausiai džiaugsmo, palaimos. Ir tada padėti kitiems. Ir tada taip, jau kada mes pakankamai prisibudiname, tai tada jau tas pats sąmoningumas pradeda mus traukti į save. Kai nusimetam grubesnius abejingumo sluoksnius, tada jau mus įtraukia mūsų širdis, mūsų, galima sakyti, centras. Ir po kažkiek laiko jau pamatai, kad tau nebeįmanoma užmigti. Tau nebeįmanoma patikėti įvairiais melais. Ir taip ir visas gyvenimas tampa toks kaip sąmoningas sapnas, sąmoningas savo laisvosios valios realizavimas. Plėtimasis, atskleidimas. Viskas įeina į tai. Iš tikrųjų, viskas tam pasitarnauja. Visi nuopuoliai, visi iššūkiai, visos sąmoningos pastangos, jo ir tokie webinarai ypatingai. Tai ką aš darau, tai ir yra pačios gyvenimo išminties, pačios gyvenimo malonės vertimas.
tada taip mes galime įsisąmoninti tam tikras esminės pamokas labai greitu ir sklandžiu būdu. Todėl tame yra labai daug įkvėpimo ir todėl aš tai darau ir kviečiu jungtis į šią pozityvę, būdinančią bangą. Tai vėlgi daugiau informacijos rasi šioje nuorodoje prie šio įrašo ir kviečiu registruotis jau dabar ir tuomet iki malonaus susitikimo. Iki.